Ir jeigu savo gyvenime nori kažko pasiekti, nori augti, tobulėti, tam reikalingas yra pozityvus mąstymas. O kad jį turėti, reikia labai prižiūrėti, ką į save įsileidi, kokią informaciją klausai, ką girdi, kokie aplink tave žmonės, ką tau sako. Taigi tai yra labai labai svarbu. Ir tai yra įrodymas, mano pačios pavyzdys, galėčiau jums pripasakoti čia N istorijų, bet kad ir vakar, užvakar klausyti mokymai žmonių, kurie yra sėkmingi, manyje tarsi sėklos sukrito ir tiek tos energijos gamina, tiek tų idėjų, tiek to pozityvo, tiek tos ugnies. Aš tiek daug visko noriu padaryti ir dabar galvoju, kaip man reikia suspėti tiesiog, nes wow, viena idėja po kitos šaudo ir gimsta mintis ir tik spėk rašyti ir tik spėk įgyvendinti. Taigi viskas priklauso nuo informacijos, nuo žinių, kurios augina, o ne žmogų smugdo. Ir pagal tai kuriasi aplinka. Tai yra labai labai svarbu.